Sukurkime atminties žaidimą. Sukurkime naują Makeout darbinį dokumentą. Duokime jam pavadinimą. Forever bloką mums nereikės, tad jį ištriname. Paliekame tik onStart. Kategorijoje Functions spauskime Make a Function ir sukurkime naujas funkcijas pavadinimais Wait Release, laukti mygtuko atleidimo, Show Symbol, rodyti simbolį, Play Game, žaisti žaidimą, Player Matches Pattern, žaidėjas atkartoja seką, Read Button, skaityti mygtuką, ir Show Pattern, rodyti seką. Iš ankstesnės užduoties sukurkime tokius pačius kodo blokus onStart, onButtonUpPressed ir Functions Show Symbol. Prie kategorijos Pins spauskime ant More, daugiau. Šioje kategorijoje surandame bloką Set Pull Pin, nustatyti kontaktą ir jį tempiame į onStart bloką. Jį duplikuojame. Pasirenkame kontaktus P1, P2. Kategorijoje Basic suraskime bloką Show Arrow, rodyti rodyklę ir tempkime ją į onStart bloką. Nustatykime, kad rodytų West vakarai. Iš kategorijos Input suraskime bloką onButton, paspaudus mygtuką ir jį iškeliame į darbalaukį. Pasirenkame A mygtuką. Iš kategorijos Functions suraskime bloką Call Play Game ir įkelkime į ankstesnį bloką. Dabar, paspaudus ant kairiojo mikrobit mygtuko, prasidės žaidimas. Kategorijoje Logic, logika, suraskime If bloką. Iš tos pačios Logic kategorijos pasirinkame lygybės bloką ir jį perkeliame į If bloko sąlygos laukelį. Dešiniuoju pelės klavišu spauskime ant funkcijos, o tada Edit Function, koreguoti funkciją. Pasirinkame parinkti Number, skaičius. Atsidariusiame laukelyje prie funkcijos įrašykime X. Nukopijuojame iš funkcijos X ir jį perkeliame vietoj pirmojo nulio. Iš kategorijos Basic, pagrindinis, pasirinkame bloką Show Icon, rodyti paveikslėlį ir nustatome paveikslėlį širdelę. Sukurkime dar du If blokus ir nustatykime, kad kai X yra lygus vienetui, rodoma šypsenėlės paveikslėlis. O kitame, kai X lygu 2, rodomas skėčio paveikslėlis. Sukurkime funkciją Wait Release, kuri lauks, kol bus atleidžiamas mygtukas. Iš kategorijos Loops, ciklai, suraskime bloką While, Call ir jį įkelkime į Function Wait Release bloką. Iš kategorijos Logic, logika, suraskime Or arba bloką ir jį įkelkime į bloką While vietoje laukelio False, melas. Tada dar kartelį funkciją Or kelkime į jau prieš tai buvusią Or funkciją. Iš kategorijos Logic suraskime lygybės bloką ir 3 kartus įkelkime į Or blokų tuščius langelius. Iš kategorijos Pins, kontaktai, suraskime bloką Digital Read Pin, nuskaityti kontaktą ir jį 3 kartus įkelkime lygybėje vietoje pirmojo nulio. Pasirinkame skirtingus P0, P1 ir P2 kontaktus ir juos prilyginame nuliui. Iš kategorijos Basic, pagrindinis, suraskime bloką Pause, sustoti ir įkeliame į While bloką. Pasirinkame 1 milisekundę. Dar kartą iš kategorijos Basic suraskime bloką Pause ir įkelkime į Function Wait Release bloką. Pasirinkame 20 milisekundžių pauzę. Tai paspaudus mygtuką jo paspaudimas susiskaitys tik tada, kai jis bus atleistas. Sukurkime funkciją Read Button,
kuri reaguos ir nuskaitys, koks mygtukas buvo paspaustas ir priskirs jam reikšmę. Iš kategorijos loops suraskime bloką while ir jį perkelkime į bloką functions read button. Vietoje false pasirinkime true tiesa. Iš kategorijos logic suraskime bloką if jeigu ir perkelkime jį į while bloką. Iš kategorijos logic suraskime lygybės bloką ir perkelkime jį į if bloko sąlygos vietą. Iš kategorijos pins suraskime bloką digital read pin ir jį įkelkime vietoj pirmojo nulio. Suraskime kontaktą P0. Antrąjį nulį palikime. Kai kontaktas prilygintas nuliui, jis skaitomas kaip įjungtas, jei prilyginamas vienetui išjungtas. Iš kategorijos functions suraskime bloką call wait release aktyvuoti atleidimo laukimą ir įkelkime į if bloką. Iš kategorijos music muzika pasirinkame bloką play tone groti ir įkeliame jį į if bloką. Pasirinkame norimą toną, kurį girdėsime paspaudę mygtuką. Pasirinkame grojimo laiką 1/4 tono ir grojimo režimą in background fone. Iš tos pačios kategorijos suraskime return grąžinti bloką ir jį įkelkime į if bloką. Pasirinkame reikšmę 0. Dabar, kai bus paspaustas pirmasis mygtukas, funkcija lauks tol, kol jis bus atleistas ir fiksuos jo reikšmę kaip 0, kas nustatyta, kad atitinka širdelės paveikslėlį. Bloke if paspaudus pliusą atsiras nauja sąlygos eilutė. Kartokite tuos pačius veiksmus, tik su skirtingais kontaktais, P1 ir P2. Nustatykime, kad jų reikšmės atitinkamai būtų 1 ir 2. Iš kategorijos basic suraskime bloką pause ir jį įkelkime į while bloką. Pasirinkame pauzės laiką 1 milisekundė. Sukurkime funkciją show pattern, kuri leis mikrobit ekranėlyje rodyti paveikslėlių seką. Iš kategorijos loops pasirinkame funkciją for index, priskiriamas indeksui. Kategorijoje variables kintamieji paspauskime make a variable sukurti kintamąjį ir sukurkime kintamuosius pavadinimais i ir pattern seka. Bloke for index pasirinkime kintamąjį i. Iš kategorijos math matematika pasirinkame bloką minus ir jį įkeliame į for i bloką. Iš kategorijos array masyvai pasirinkame bloką length of array masyvo ilgis ir jį įkeliame į minus bloką vietoj pirmojo nulio. Pasirinkame kintamąjį pattern, kitoje bloko dalyje atimkime vienetą. Dabar funkcija tikrins visą seką. Iš kategorijos functions suraskime bloką call show symbol ir jį įkelkime į for i bloką. Tada iš kategorijos array pasirinkame bloką get value at, gauti reikšmę ir jį įkeliame į call show symbol funkciją. Pasirinkame atitinkamai kintamuosius pattern ir i. Iš kategorijos basic pasirinkame bloką pause ir įkeliame į for i bloką. Pasirinkame laiką 400 milisekundžių. Taip pat iš tos pačios kategorijos įkeliame bloką clear screen, išvalyti ekraną, bei dar vieną pause bloką, kuriame pasirinktas laikas 150 milisekundžių. Dabar sukurkime funkciją player matches pattern, kuri tikrins, ar žaidėjas teisingai atkartojo seką. Iš kategorijos loops pasirinkame for i bloką. Jį perkeliame į function player matches pattern. Kaip ir prieš tai įkeliame bloką minus, tada bloką length of array ir atimame vienetą. Ši sąlyga tikrina visus sekos narius.
Iš kategorijos Logic suraskime if bloką ir jį įkelkime į for i bloką. Iš tos pačios kategorijos suraskime lygybės bloką ir jį įkelkime į if sąlygos bloką. Pasirinkame ženklą nelygų. Iš kategorijos Functions suraskime bloką Call Read Button aktyvuoti mygtuko skaitimą ir įkelkime į nelygybės bloką. Iš kategorijos Array pasirinkame Get Value At ir įkeliame vietoj antrojo nulio į lygybę. Atitinkamai pasirinkame kintamuosius Pattern ir if. Iš kategorijos Functions pasirinkame Return bloką ir jį įkeliame į if bloką. Pasirinkame parinkti False. Ši funkcija tikrins, ar neteisingai suvesta seka. Iš kategorijos Functions pasirinkame Return bloką. Pasirinkame parinkti True. Ši funkcija tikrins, ar teisingai įvesta seka. Dabar sukurkime funkciją, kuri paleis žaidimą. Iš kategorijos Array suraskime bloką Add Value, pridėti reikšmę. Ir jį perkelkime į Functions Play Game bloką. Pasirinkime kintamąjį Pattern, o iš kategorijos Math įkelkime bloką Pick Random, parinkti atsitiktinai. Ir nustatykime reikšmes nuo 0 iki 2. Dabar kiekvieną kartą prie sekos atsitiktinai prisidės po vieną paveikslėlį. Iš kategorijos Basic pasirinkime bloką Show String, rodyti eilutę, ir įkeliame jį į funkcijos bloką. Iš kategorijos Text, tekstas pasirinkame bloką Join, sujungti, ir jį keliame į Show String bloką. Pirmajame laukelėje parašome raidę L, kuris simbolizuos lygį. Į antrąjį laukelį iš kategorijos Array įkelkime bloką Length of Array ir pasirinkime kintamąjį Pattern. Dabar rodys kelintas lygis pagal sekos simbolių skaičių. Iš kategorijos Functions suraskime bloką Call Show Pattern ir jį įkelkime į funkcijos bloką. Ši funkcija aktyvuoja sekos rodymą ekranėlyje. Iš kategorijos Logic suraskime if bloką ir jį įkelkime į funkcijos bloką. Suraskime bloką Call Player Matches Pattern ir įkelkime į if sąlygos vietą. Iš kategorijos Music suraskime bloką Play, groti, ir įkeliame į if bloką. Pasirinkame melodiją Giggle, juokti, ir grojimo režimą In Background. Iš kategorijos Basic surandame du blokus Show Icon, rodyti paveikslėlį, ir Pause. Juos atitinkamai įkeliame į if bloką. Pasirinkame paveikslėlį varnelę. Sustojimo laiką 500 milisekundžių. Dabar ši funkcija tikrina, jei įvesta seka atitinka ekrane rodomą seką, tada groja linksma muzika, o ekrane matosi varnelė. Žaidimas tęsiasi. Bloko if dalyje else kitu atveju sukurkime, ką atliks valdiklis, kai žaidėjas suklys. Iš kategorijos Music suraskime bloką Play ir įkelkime į else bloką. Pasirinkame melodiją Dadadum ir grojimo režimą In Background. Iš kategorijos Basic suraskime 3 blokus Show Icon, Pause ir Show String. Juos atitinkamai įkelkime į else bloką. Pasirinkame paveikslėlį kryžiuką, o sustojimo laiką 400 milisekundžių. O bėgančios eilutės užrašą Fail, suklydai. Kopijuojame Show String Join bloką iš aukščiau ir įkeliame į else bloką. Dabar, pasibaigus žaidimui, ekrane pasirodys, kuriame lygyje suklydai. Iš kategorijos Variables pasirinkame bloką Set Pattern To ir įkeliame į else bloką. Iš kategorijos Array pasirinkame bloką Empty Array, išvalyti seką, ir jį įkeliame į bloką Set Pattern To. Dabar suklydus seka išsivalys ir žaidimas prasidės iš naujo. Iš kategorijos Basic pasirinkame bloką Show Arrow, rodyti rodiklę, ir įkeliame į else bloką. Rodiklė bus rodoma į kairę pusę, kad galėtume paspaudę kairįjį mygtuką pradėti žaidimą iš naujo. Iš kategorijos Basic pasirinkame bloką Clear Screen, valyti ekraną, ir įkeliame į funkcijos bloką. Mūsų kodas baigtas. Atsisiųskime kodą į mikrobit ir pradėkime žaidimą.
Paspaudus kairįjį mygtuką ekrane pasirodys seka. Jei atkartosite teisingai, spauskite vėl kairįjį mygtuką ir tęskite kitą žaidimo lygį. Jei atsakote neteisingai, seka išsitrina ir galite pradėti žaidimą iš naujo.